Labas rytas. Labas rytas. Kaip visada susipakavęs, aš paskutinį. Ai, tai šiandien naktį temperatūra buvo. Prakaitavau. Kelis kartus triduos biškį paleisti reikėjo. Tai visur užminuota. Žmogus vos neįlipa į vieną iš mano blynelių. Jo. Biškį jėgų trūkst. Bet psichologiškai, viskas tvarkoj. Fiziškai reikia atsigauti porą dienelių. Manau, dar truks ir viskas bus gerai. Gerai, reikia judėti. Vala vandens butelį. Ten pilna žaliesių. Na ką, aš irgi pasiruošus. Įdomu, ką atneš ta diena. Kilo kalniuku. Ne, man vienai labai karšta. Dabar važiuoju per tiltą ir žiūriu žmogelis. Tokį didelį maišą šiukšlių pisti vandenį į upę. Aš taip privažiavau prie jo ir ten tokiu indišku gestu parodžiau. Nu, kodėl? Tas toks sumišęs žiūri į mane. Na, aišku, ką ten atsakys savo hindi kalba. Nu, bet taip šlykščiai elgtis. Jau geriau deginti negu į upę, va taip grinai tiesiogiai versti. Nu, ten buvo tokia šventinė, religinė atributika. Nu, bet vis tiek žiaura. Va taip va. Ir ne kitaip. Na, iš tikrųjų jau palyginus su vakar, kai temperatūras turėjau, šiandien žymiai geriau, bet keliuks biškį yra toks sudėtingas ir ką veikti. Nėra taip paprasta minti aukštyn žemyn. Giedras dangus, karšta. Apie šiltai prisirengusi. Stengiuosi vis išvengti
vietinių žvilgsnių, dauguma, kai jis pristoja, tai spoksai mano plikas kojas. Gerai. Užteks sėdėti, gulėti, reikia judintis, manęs laukia interviu. Paskambina Mičiaus, mano draugelis, sakė, kad nori kažkas interviu paimti. Tai turiu mintį. Esu labai svarbus žmogus čia dabar, visi manęs nori. Tai va, jį buvo pakvietę pietų. Ir... Žodžiu, ir tie žmonės vietiniai taip norėjo, kad ir aš atvažiuočiau. Bet buvau tokia pavargus, kad norėjau geriau gamtoje kažkur pasėdėti. Bet tie žmogeliai buvo tokie nagli, tai jau grinai tokius nurodymus davė Mičelui, kad paskambink, kad jie atvažiuotų. Jie turbūt irgi čia. Žodžiu, tie indai kartais tikrai gal perspausti ribas. Hello ma'am, welcome India. Hello. You filming me, I'm filming you. Okay. From where you start your journey. Can you open your glasses? Yes, the shade is... It's very bright, my eyes are very sensitive. Okay. So I started my journey 20 months ago in Poland. And I cycled through Europe, Middle Asia, and then I decided to come to India by flight from Kazakhstan. You come from? I come from Netherlands. Netherlands. Yes. So, how long your journey is in India? I navigate with small navigation that's here. It's just see me which turns I have to take. A little bell. I wanted to have a real Indian honk, but this was the loudest I could get. That's it. Going. That's the only part I know. Now you can dance also. Monica, oh my darling. Perfect. Okay. So have you heard this song? Yeah. You're from Netherlands. Yes. Okay. And you're from? Lithuania. Lithuania. Okay. नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम J&K। मैं हूं वरुण शर्मा और हमारे साथ हमारे विदेशी दोस्त यहां पर हमें रास्ते में मिले हैं और ये लोग साइकिलिस्ट हैं। अभी ये लोग जो हैं चंबा से 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में एंटर हुए हैं। इनसे जानेंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस है और ये लोग Tai daviau tą interviu ir taip juokingai ten tuo vyriškė YouTube kanalui ir, man atrodo, televizijai tokius 2 atskirus reportažus padarys. Bet taip juokingai tie irgi mikrofonai dėl vaizdą nei prijungti, laidai suviniuoti. Per tą patį kartuojau, kas mano krepšiuose. Jo, čia palapinė, čia miegmaišis, čia virtuvinė įranga. Na ja, bet irgi įdomi patirtis. Šiandien beveik nieko nenuminta. Labai gal iki 20 kilometrų. And Sutikom kitų keliautojų iš Indijos. I like to film too. thank you. I am Indian YouTuber. Himalayan vloggers. Himalayan Follow. bloggers, my channel's name. Yeah, follow. Follow him. Follow. Thank you. Thank you. I want selfie. Okay, selfie. Come. One selfie. Oh. Thank you. Thank you very much. This is syrup. Yes. It's nice. Thank you. Oh, look. Selfies. Gas ketchup. You want to get bucket.
Thank you. Thank you. Welcome. Nice to meet you. Have a nice trip. Nagi, ką čia primena. Apsipirkims prieš nakvynę. Biški daržovių, biški vaisių, vandens pripildyta ir stovyklavietės ieškoti. Stovyklavietė. Gyvulių ganykla. Šiandien sugedo didysis stovs, tai nepavyko pasigaminti pastas, tai tik tai salotas ir labai keistas daržovės. Net nežinau pavadinimų, bet tokias gleivietas. Skanaus mums. Do you like it? I like it. It's too dark. Labas rytas, nauja diena. Vakar po vakarienės greit nulūžau. Ja, biški dar organizmas išsiderinęs iš po visų tų 3D aukštų temperatūrų. Bet šiandien pakankamai tokia šviežia. Tai va, išmiegota kažkokioj karvių ganykloj. Rami vietikė, nieks neužėja, nors čia vakar žmonės biški klaidžioja. Čia matos truputį nuo kelio. Va, mano draugelis ten greičiausiai nesimato. Ką norėjau papasakoti. Grįžtu į realią Indiją vėl. Tie kalnai, kuriuos matėt prieš tai, buvo vienas etapas. Dabar, kadangi keitės maršrutas, dabar vėl atgal į tuos biški labiau užimtus kelius. Ir iš tikrųjų vakar pasijautė taip tas atvažiavimas vėl į plokštesnę Indiją. Vėl žmonės selfie. Vėl tokie daugiau įkyrus. Sustoji, iškart vėl kažkas prie tavęs pristoja. Žodžiu, žmonės vėl iš tavęs visko nori. Kai tuose kalnuose būni, tai žmonės kažką pasimojuoja, o sveiki ir nuvažiuoja savais keliais. O čia vėl prasidėjo įgeidžiai indų. Tai taip tęsės iki Srinagar, dar kažkiek tų kilometrų, keli šimtai. Tai vakar, užvakar virš 50, vakar 50, tai va toks viduriuks kol kas ir taip gaunas. Man truputį sudėtingiau įsivažiuoti. Aišku, tos sveikatos problemas. Šiandien gal iki 60 km pavyks prastumti. Jo, iš kalnų nusileidus čia dabar yra labai karšta. Bus apie 35-37 laipsnius, tai teks rytais anksčiau užsikaisti. Dabar jau yra 8, bet reikia anksčiau pajudėti, nes jau šilta. Ką daugiau dar čia jums papasakoti. Tam kartai turbūt tiek. Jo. Į priekį.
Tai toliau likit įsijungę. Vieną dieną įdomiau, kitą dieną mažiau įdomiau, geriau, blogiau. Na, žinot, pagal nuotaiką man užplauks. Jos interneto reikalai tokie, jog neini įsigyti SIM kortelės, internetą nėra, kartais kažkur prisėsti, video montuoti, galimybių nė. Tai va taip. Gerai. Čiau, mėlieji. Susitiksim sekančiam video. Spaudžiam, išprenumeruojam, jeigu tada nepadarėm. Ir susimatom kitą kartą. Davai.